Kaip bankas Nordea galėtų padėti padidinti jūsų turimas santaupas? Planuoti ilgalaikės investicijas verta jau dabar. Tai vienintelis būdas būti ramiais, imantis veiksmų dėl savo ateities. Anksčiau pradėjus investuoti, pasiekti trokštamus tikslus ar užtikrinti saugią senatvę būtų daug lengviau. Lėšų investavimas padeda pasiekti ilgalaikius finansinius tikslus. Kaip rodo ilgametė patirtis, ilguoju laikotarpiu investicijų grąža viršija gaunamą grąžą iš trumpalaikių indėlių. Investicijų vertė gali didėti ar mažėti, tačiau jei investuojate ilgam, laikas jūsų sąjungininkas. Nepaisant investicijų grąžos svyravimų į teigiamą ar neigiamą pusę, ilgalaikėje perspektyvoje ilgametė istorinė grąža dažniausiai būna teigiama. Be to ilgalaikis investavimas geriau apsaugo lėšas nuo infliacijos. Tad tai dar viena galimybė padidinti savo turimas santaupas, kai indėlių palūkanos žemos. Tapti investuotoju gali beveik kiekvienas, tačiau norint sulaukti gerų rezultatų, būtina suformuoti gerai diversifikuotą, individualiai jums tinkantį investicijų portfelį. Būtent tai gali jums pasiūlyti bankas Nordea. Geriausią sukauptą praktinę patirtį ir žinias pritaikome jūsų naudai. Bankas Nordea siūlo savo klientams plačiai diversifikuoto fondų portfelio sprendimą su tinkamu kapitalo paskirstimu tarp įvairių pasaulio finansinių priemonių. Tinkamiausios fondų portfelio strategijos pasirinkimas priklauso nuo kiekvieno konkretaus kliento galimybių, tikslų ir polinkio rizikuoti. Investicinių fondų portfelio sudarimo logika pagrįsta keliais svarbiais principais. Norint pasiekti geresnių rezultatų, portfelis turi būti diversifikuotas. Akcijų ir obligacijų dalis portfelyje turėtų priklausyti nuo kliento toleruojamo rizikos lygio ir grąžos lūkesčių. Obligacijos turėtų būti skirstomos į kategorijas pagal rizikingumo lygį. Akcijos turėtų būti išskaidytos skirtingose regionuose, kad investicijos pasiskirstytų globaliai. Bankas Nordea siūlo 2 fondų portfelio sprendimus. Supaprastintas fondų portfelis – tai puikiai galimybė pradėti investuoti ir reguliariai didinti investicijas. Investuojama nuo 50 iki 5000 eurų. Investicinių fondų portfelis – tai lankstumas ir dar geresnė lėšų diversifikacija stambesniems investuotojams. Investuojama nuo 5000 eurų. Investavimas sudėtingas procesas, kurio geriau imtis padedant patyrusiam konsultantui. Kviečiame jūs atvykti į banką Nordea, sužinoti apie investavimo galimybės ir pasikonsultuoti, kad galėtume rasti jums tinkamiausią investavimo sprendimą.